Sveiki, brangiai. Kadangi pasidariau savo pertrauką po šiltnamio darbų, tai gal pakalbėsiu tokią temą, kur, tokia paskutinė man dienom iškilo. Tai apie šeimą ir apie šeimą santykius, apie vyras. Apie vyrus. Kada aš rinkausi vyrą, tiksliau, neieškau, bet rinkausi ir dar tebesirinkom, tai labai atkreipdavau dėmesį, koks švarumo vyrs yra, koks tvarkingumo vyrs yra. Ir labai dažnai jaunas moteris, ir vyresnės moteris, pamiršt, kaip sakant, ignoruoja šitą dalyką, žiūri kitus dalykus, kur nereikėtų, labai svarbu šeiminiam gyvenime, apskritai gyvenimo kokybei, tai tvarka namuose. Jeigu namuose yra tvarka, tai dažniausiai tvarka būna ir visur kitur. Ir labai reikia atkreipdėmėsi, jeigu žmogus netvarkings, nesugeba pas save susitvarkyti ar negerb kito žmogaus darbo, eina ir šiukštin, tai net nereikia žiūrėti tokius. Nes gyvenime taip daug problemų bus. Jeigu šitoj vietoj jau yra problema, tai viskas jau tenais mirtis. Santykiai bus amžina pjautinė, nelaimė, ašaras ir visa kita. Tai to nereikia daryti. Ir čia labai svarbus dalykai, kaip vyras namuose tvarkas, koks švarus yra, kaip pas jam sustvarka, rūbus, daiktus, savo ten garažus ir visa kita. Taip ir vyra moteris. Kokia moteris, kokia jin tvarkinga, kaip jinai namus tvarkosi, apskritai buitį, aplinką, save, aišku, būtų visokių situacijų. Kartais krūvis labai būna didelis, bet vis tiek labai svarbu tai labai atkreipti dėmesį, nes jeigu šitoj vietoj netitinka žmonės, jeigu abu nevalas, tai sąvartynė ir gyvena abu, tai toksai gyvenimas kaip sąvartyns. Jeigu vienas tvarkings, kits netvarkings, viskas ten mirtis alyvose. Aš turėjau tokius santykius, tai neįmanomi buvo, tiesiog neįmanomi, ten viskas labai greit baigės. Tai po tų, man pirmoji vieta yra tvarka. Ar žmogus tvarkings, ar atsakings, ar kalba tą, ką galvoja, tą kalbą ir daro, ar tik tai jis vieną galvoja, kitą daro, toksai, kaip sakant, mažvaikis. Tai čia yra labai svarbu, nes šeimyninis gyvenimas, tai jisai nėra lengvas ir nėra toks paprastas. Ir jeigu nori šeimą gražią turėti, tvirtą šeimą, stiprią, tai reikia labai daug žinių turėti, pirma. Ir daug patirties, įgyti gyvenimiškos, įsigryninti, ko nori. Nes dažniausiai žmonės yra tie turtingi, kurie turi stiprias šeimas, gerus turtus santykius. Čia nuo to prasideda viskas. Tai to visiems ir palinkėsiu. Gražių, tvirtų santykių. Pirma, tarpusavį gerus partnerius išsirinkti, tinkamus. Ir amžiui tam nėra, amžiaus limitą tam nėra. Kuo vyresnis žmogus, tuo brandesni, sąmoningesni sprendimai ir kokybiškesnis gyvenimas būna. Ir nereikia bijoti amžiaus ir nereikia bijoti išsiskyrimų. Aišku, ten neturėtų būti 10 išsiskyrimų, bet ten keli tokie rimti, ar ten, visokių būna tų draugiščių, taigi mes turim per gyvenimą ir trumpalaikių, ir ilgalaikių. Visai būna, aišku, kada vaikai yra, tai kiti dalykai yra. Tai jau ten turi labai daug darbo įdėti, bet vėlgi, jeigu tose santykiuose, jeigu santykiai iki vaikų nėra geri, tai po vaikų jie dar pablogės. Nes kai vaikai atsiranda, tai atsiranda visai kiti dalykai. Žinot, tie žmonės, kurie turbūt susidūrė su tuo ir dažniausiai jeigu santykiai iki to buvo, gali būti ir taip, ir gali išskirti, gali ir sujungti labai stipriai, pakeisti visai, bet dažniausiai išskiria. Jeigu iki tol santykiai būna prasti, tai vaikai išskiria, neištveria, nes ten visai kiti dalykai, krūvis, visai atsakomybė, darbai prasideda, dar dasideda daug daugiau to krūvio.
Tai visur, taip kaip ir darbuose, kai tu eini vienas pareigas, vienas atsakomybės yra, eini kitas pareigas, kitas atsakomybės. Ir tas krūvis su gyvenimu didėja, atsakomybės didėja. Kol vaikai maži yra maži, visai kitoks gyvenimas, kada jie auga, jau paaugliai, jau atsiranda visai kitokie jų problemos, jų visai kitokie poreikiai. Nu, daug dalykų yra. Kada jau jie ten susitokia, vaikai atsiranda anūkai, čia tiek daug etapų gyvenime mes turim žmonės. Tiek daug etapų, visas gyvenimas be galo gražus, be galo įdomus, be galo daug etapų yra, be galo daug etapų. Ir man kartais liūdna matyti, kada vyresni žmonės, kada jų amžių yra, jie nemato tų savo, savo tų etapų, kokiam jie yra ir kiek gali jie daug gero padaryti, būdami brandaus amžiaus žmonės. Kai turi viską, namus, ten jau vaikai užaugia, anūkai jau būna jau gan dideli, tai didelė šeima, tai labai daug ką gali padaryti. Labai tas nevertin, ieška kažkoks nusivylims kažkur, kažkaip blaškosi žmonės, iš vis net nežino daugumą, kas yra šeima. Kas yra šeima, kaip tą santykius susikurti, kaip partnerius susirinkti. Šiaip tai moteris renkasi, vyrai ieško ir kovoja dėl moters, o ne moteris. Jau moteriai reikia dėl vyro kovoti, tai čia viskas pražūtis yra. Tai visą gyvenimą tą reikės daryti. Tai ir vyrai, tai tenais, kaip sakant, jeigu moteris ten tokia laisva, labai jau ten mandri, tai irgi šūdas. Turi kažkoks abipusis būti, bendrystė, vienas labiau rodo iniciatyvą vienoj vietoj, kitas kitoj, ir toks bendras projektas turi būti. Tai daug dalykų yra. Tai gal kada daugiau papasakos, nes čia daug įdomių kažkaip dalykų yra, kur anksčiau, jau, kaip sakant, brendo viską tam papasakoti, pasidalinti. Dabar gal tas laikas, iškilo tokias temas. Kadangi ten su tais politiniais dalykais, tai biškutį nori atsitraukti, nes labai mane puola, žiauriai. Tai jau per daug, tiesiog per daug, aš net kvėpuoti nebegaliu, gyventi nebegaliu, tai nenormalu yra. Tai labai jaunasi, kol jie ten viens kitą išsipjaus, išsiduos, išsinaikins ir visai kitą. Tai, kaip sakant, kol sugrausi savo valstybę. Palauksiu, pažiūrėsim, kai sugrausi savo valstybę, tą galėsim kažką daryti, po kol kas tai neįmanoma, žudys čia visus tuoj. Tai va tiek va, tai geros dienos, gerų darbų, geros sėjos, nes dabar yra pats laikas sėti, tvarkyti, pasodinti sėklas, jaunatis, pavasaris, kol subręs, sudygs, jeigu mes pagal gamtos ciklus gyvenam ir padarom darbus tada, kada reikia, tada visai kits gyvenims. Aišku, jeigu nieks netrukda. Jeigu pradeda trukdyti visokie brudai, tai labai apsunkina viską. Ir šiaip žmonės labai nemoko gyventi. Nemoko gyventi šeimose, nemoko sutarti, nemoko bendruomenės, visuomeniai gyventi. Šiaip tai liūdnas vaizdas yra. Aš nežinau, ką visi tie dvasiniai mokytojai daro. Kur tie kunigai, kur tie dvasiniai visi vedliai, nežinau, chaosas pas mus visuomenį, bardaks visiškas. Šiaip klaiko žiūrėti. Tai gal šitą sritį reiks biškutį daugiau pakuruoti, pasidalinti tam tikrais dalykais, kas gerina visų mūsų gyvenimą, kas turtina, augina, kas daro mus stipresniais, tiek fiziškai, emociškai, dvasiškai. Ir finansai ne visada būna tas pagrindas, kuris duoda gyvenime ramybę. Jis reikalingas, bet tai nėra pagrindas. Tai va, apie tai viską papasakosiu. Nes labai žmonės į pinigus, didžioji dalis žmonių į pinigus yra susikoncentravę, susifokusavę. Ir visi pasimetę, pjaunasi, nepasidalina, labai egoistiški, nori, didesni norai negu galimybės. Šiaip labai liūdnas vaizdas. Nes buvo laikas, kad iš vis mes tokių kaip dalykų, kaip pinigų neturėjom. Ir kažkaip visuomenė gyvena žmonės.
ir daug geriau gyvena. Tai daug paprasčiau, laimingiau, darniau, nes vieni kitais rūpinasi, o dabar rūpinasi pinigais. Tai kur tai matyta? Dabar visi pjaunasi dėl pinigų, nieko nebesirūpin, tik rūpinas, kad turėtų pinigų. Tai ar pinigai tavim rūpinasi, ar pinigai tavim gali pasirūpinti? Žmogų tai gali pasirūpinti. Kodėl tai žmonės daro, tai nesuprantu. Tai reikia pirmą paprastais dalykais, maistą savo užsiauginti. Savo maistą turėti užsiauginti, kiek gali. Tai čia yra vertybė. Savo švarų maistą. Savo rankytėm, tu žinai, kokias sėklas atsirinkti, net augalas sėklas, kaip sakant, tas veislės kokias. Nes dabar tiek visko prikurta, prihibridinta, nesąmonio. Ten mes apkrauti, mūsų kūnai apkrauti nuo šlamštą, nuo sintetikos, nuo perdirbtą maistą, nuo plastiko, apskritai kiek plastika gamtoje yra. Tai viską mes patys tik valgom, kvapuoja. Kaip tai nesuprasti, aš nesuprantu. Ir nieks niekad taip nevertin, nežiūri, netaupa. Aš visai gyvenu šeimoje tokioj, kur nieks iš vis nemoka net skaičiuoti normaliai, planuoti savo laiką, savo darbų. Nemok bendrauti tarpusavę, rėjas, pjaunas viens kitam kenkia. Tai baisiu, kaip tu gali tokioje aplinkoje gyventi? Negali. Ką tu gali padaryti? Nieko negali padaryti. Kaip gali tokioje visuomenėje padaryti, kur viens kitą jėd, viens kitą išdurinėjai, apgaudinėjai. Tai kur mes einam? Taigi susinaikinimo. Labai liūdna. Labai atrodo intelektualus, visi išsimokslinę, visi rašyti, skaityti moka, visi technologijom moka naudotis. Bet nemok bendrauti, nemok atsiprašyti, nemok daryti, kaip čia, būti nuolankiu, ypatingai vyrai, iš vis ten susireikšminė kažkokie, nežinau, jie nieko nesidomi, nieko nenori mokintis, nieko nenori, nežinau, man ten iš viso, kiek susiduria, tai man klaiko, kas jos augina, kas jos moka, kur tie dvasiniai mokytojai tų vyrų. Jie nieko, jie nemok melstis, jie nemok dvasiškai tobulėti, savo savybių ugdyti, nebūtų gyvuliais, kurie viską šikin naikin. Nes vyras nuo gyvulio labai mažai kuo skiriasi, jeigu jisai neturi intelektą. Šiaip žmogus mažai nuo gyvulio skiriasi. Jeigu jis neturi protą, neturi išmonės, patirties, sąmoningumo, neugda savyje savybių šitų. Tai gyvulys yra. Einu viską laužo, viską dergi, viską šikų naikin. Tai mes tų gyvulių taip turim, gyvūnų pakankamai. Net gyvūnai kartais taip nesielgia kaip žmonės. Einu per kitus lip, vyrai lip, prievartavo moteris, ten niekin, muž, dauža, žuda. Žiauru, kas vyksta. Mūsų visuomenė iš vis moteris kaip kokia škudurs yra tik seksui. Smurtai, kaip išnaudojimai, vergystei kažkokiai. Daugiau stebis, kad tie vyrai neatlaiko daugiau moters vidinę pykčią. Tai kam reikia taip elgtis? Tai neskriaus moters, tu negausi to pykčia. Fiziškai, emociškai, dvasiškai, finansiškai. Aš nesuprantu, vyram tu pasakai, kas nepatinka, jie įsižydžia, tada tau pradeda tave mušti, kurį tu sakai. Tai nebedaryk ir nebesaky žmogus. Nereik daryti nesąmonių. Tai nesupranta. Jeigu sakai ne vieną kartą, nedaryk, man skauda. Vieną kartą pasakai, sako, ne, tu durna. Vieną kartą pasakai, antrą sakai, nahui tave pasinti. Uždari duris, tada išmeti, kaip sakant, su visai manatkėm. Ir tai kam toks asilas reikalingas? Negirdži žmonės, negirdži, ką vaikai tėvams sako. Sako, aš nenoriu to valgyti, negrūt per prievartą kažkokį šlamštą. Nes matai, motina yra tėvas. Tai vaikas žino, ką jam reikia, aišku. Ne visi ten kartais būna ir tie vaikai visokių visko. Bet reiklausytis, girdėtis ir nepamersti protą. Taigi visi viską pasako. Kas ko nori, ką jaučia, kas kaip. Bet kažkas susigalvoja savo taisyklių kažkokių nerašytų.
Ir aš galvoju, nu kaip tai gali būti? Nu tai yra bendras taisyklės, yra visuotinės taisyklės. Ir žmonės kažkaip sugalvoja, kažkas jam atsitinka, kažkas jam susisuka šarabanai, kad savo nori taisyklės, kažkokias savo tvarkas įvedinėti. Taip yra su religijų visokių vadovais ir visą kitą. Sugalvoja kažkokią religiją, dadė ten kažko tai, suškraipa. Ir pradeda rėkti, kad čia yra vienintelė tiesa. Na, tai ta tiesa turi būti tiesa pirma. Tai daugiau irgi su vyrais, tai moterim irgi, tiek moterim, tiek vyram reikia vyrą rinktis pagal save. Pagal save. Ir vyrai rinktis moterį irgi pagal save, savo lygį žmogų. Tai, pavyzdžiui, man tai aktualu labai, kad vyras būtų dvasingas, jis užsimėtų dvasiniam praktikom, jis dvasingas būtų, suprastų, kas tai yra, jau būtų, jau kaip sakant, jau Buda sąmonės, Jėzaus sąmonės, Krišna sąmonės, tokio žmogaus. Jeigu, pavyzdžiui, aš gyvenčiau su Buda, tai jau vyrą, ar ne, pasirinkčiau Budą, kaip Buda. Tai Buda tai praktiškai visą medituoja. Tai aš kadangi žinau, kas tai yra, tai aš suprantu, kad didžiąją dalį darbų reikės man daryti, ne mano vyrui. Nes jo darbas yra medituoti. Nes aš žinau, kas tai yra. O jeigu moteris nežino to, jinai nori Budas, nes Buda būna be galo gražus, be galo išraiškings, ten daug visko turi ir turtingas ir visa kita. Ir labai daug moterų nori tokių kaip Buda, bet jos nežino, koks jo gyvenimas yra, koks jo darbas yra. Ir kai pradėt gyventi su tokiu vyru ir jisai visada nuolatos praktiškai medituoja, mažai jud, mažai dirba, iš vis labai mažai fizinės veiklos, tai prasideda konfliktai didžiuliai. Moteris nesupranta, kodėl taip yra, kodėl jai reikia viską daryti. Ir ta prasideda kančia ir tam vyrui, ir tai moteriai. Va. Tai reikia būti atsargiam, nes gali pakliūti. Tas pats moteriai, jeigu kitokios sąmonės vyrą pasirenki, kur nėra tame lygmenį, kur tu esi, nedirbi tų darbų, kur nedirba žmogus tų darbų, nėra susidūręs su kuriais tu ir kurios tau pareigas vykti, tai žmogus nežino, kas tai yra, tu, pavyzdžiui, viešumoje būti. Ką reiškia viešų žmogų būti? Dalis žmonių labai nori būti matomas, būti viešas, bet tas viešumas turi savo kainą. Tiek teigiama, tiek neigiama. Tai čia labai reikia būti atsargiu su tuo. Ir galvoti, ką renkiesi. Dabar kitas dalykas, kaip vyrai ir moteris renkasi savo partnerius. Jeigu tu renkiesi pagal seksą, tai tie santykiai labai trumpi bus. Nes seksas praeina, kai prasideda gyvenimas praeina. Nes tada pradedi matyti, ką žmogus realiai, koks jisai yra. Ir žiūri, blemba, tas nepatinka. Kodėl? Nes pradėjai nuo seksą. Tai pradėk nuo pažinimo. Ir išsirink vyrą tokį, kokį tau reikia. Koks jam tinkams. Abudu, kad tiktų. Tai seksas turi būti tik po vestuvių. Iki vestuvių turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų nori su to žmogu gyventi. Nes gyvenimas visoks yra. Visokių situacijų gyvenime buvo. Kad to seksą nebelieka, bet reikia gyventi. Vaikai būna. Nes gali seksas nebelikti dėl nelaimės, kokios traumos. Daug visokių gyvenime situacijų būna. Ir jeigu tu savo partnerį renkės pagal seksą, kad seksualus patrauklus, jis aišku turi būti ir seksualus ir patrauklus, bet ne pirmoje vietoje. Ir apskritai pirmoje vietoje turėtų būti Dievas žmogaus gyvenime. Dievas, paskirtis, pažinti save, kas aš esu. Tiek moteriai, tiek vyrai, kaip vyras, kaip vyrui. Ne tai gyventi kaip įdiegta, bet iš tikrųjų pažinti, nes žmonės visokių nesąmonė yra prisigalvoję, programų per tiek gyvenimo. Taigi kiek žmonija metų gyvena. Ir pažinti tą tiesą per televiziją, dabar švis, per televiziją, per religijas, kiek visko prikūsta į to žmonės. Tai reikia biškai prasivalyti tas programas. Pažinti tą tiesą, tą tikrąją tiesą, kas žmogus yra, kaip siela, kaip žmogus, kaip dvasia.
Tiek moteriai, tiek vyrai. Ir kai tu pažįsti save, tu žinai save, tu žinai savo kelią, savo paskirtį. Kaip žmogus pirma. Kaip siela, kaip dvasia, kaip moteris. Ar ten kaip vyras. Tai gyvenime daug lengviau gyventi, pasirinkti, atstovėti save. Ir čia yra labai svarbu. Ir tas pasirinkimas, jisai kartais užtrunka. Išsirinkti tą partnerį. Kartais daug reikia dalykų padaryti, kad eiti iki tokių santykių, kad turėti santykių, šeimą. Jau aukščiausias sąmoningumas šeimą. Jau nešneku apie visuomenę, tautą ir valstybę. Dabar tai, kur mes esam, tai kažkoks baisume. Aišku, žinant visą mūsų praeitį, mūsų istoriją, kiek mes buvom okupuoti, draskyti, karai, ir visa kita. Daug dalykų čia susideda. Bet mes dabar esam tokiam etape, kur čia buvo 14 metų beveik tas labai dvasingumas ant bangos, bet tas dvasingumas nuėjo į tokias, į tokį populizmą daugiau. Ir tą tikrai dvasingumą daug kas iškeitė pinigus. Pinigus daug kam pasidarė tai verslai ir visa kita. Aišku, daug kas liko toj srity ir daug kas tiesiog ėjo labai didelius išbandymus, tus dvasinius. Ir dar daug kas eina ir dar eis, nes čia nesibaigiantis procesas. Ir dabar čia tokios kitokios biškutį, tas dvasingums kitokios kokybės ateina. Buvo tas 14 metų toks biškutį išplaukęs, su iliuzijom dideliom, su nukrypimais. Dabar turėtų ateinantis 13 metų tokie aiškesnis, toks konkretesnis. Tai yra dalis, laikas turi būti meditacijai, apmąstymam, ar ne, dvasiniam dalykam ir laikas fiziniam dalykam. Nes jeigu mes neįgyvendinam minčių savo svajonių, idėjų, ne to, kad svajonių, čia iš vis tiesiog savo pajautimo, tai, ką tau reikia padaryti, nes dažniausiai viskas prasideda nuo paprastų darbų. Įsivalyti namus, susitvarkyti, pasisadinti, atsiprašyti kažkam atleisti, su kažkam paskambinti, kažkam parašyti, nuvažiuoti, susitikti. Daug dalykų yra. Viskas nuo paprastų dalykų. Juk paprastų žmogus ateina mintis, kad paskambinti, padaryti tą ar aną ir žmogus nepadaro. Jis negaun toliau žinojimo, ką toliau daryti. Sustoju. Ir tai begalė žmonių, aš kiek matau, begalė žmonių sustoja tam pačiam malasi. Žodžiu, aš tai, bet jau joks manim, ta prasme, joks tokius beviltiškums. Tai kartais parašau, primenu, tai įsižeidži. Vis tiek tam pačiam. Lupas, rudenis, pavasaris, vasara, vėl rudenis, žiema, tam pačiam, tas pats. Ir tie lygiadieniai, tie taškai lygiadienė, lygiadienis čia, ta jaunatis iš čia, taip toks jautris dalykas, yra tas taškas, kur arba tu nubaigi tą savo nesąmonę, arba tu išmoksti tą pamoką, arba toliau eini į tą patį šūdą. Reiškia, nesupratai. Tai daug ženklų mes gaunam. Daug ženklų, daug žmonių mums parodo, ar teisingai mes einam, ar ne. Gyvenimas parodo situaciją. Ir žmogus, jeigu nekreip dėmesį, jis turi kažkokių baimę ar įsitikinimą, ar didžiulį ego, kad aš neskambisiu jai, ar nerašysiu jam, ar jai, žinai, nes čia yra žema lygis. Tai viskas, tai ką ten šnekėti? Žema lygis, ar tenais ego neleidžia ir visa kita. Tai aš tai tokių dalykų neturiu. Tai man paprasčiausia, aš žinau, kad svarbu tą padaryti, yra nesvarbu, koks rezultatas. Būna, kad aš nenoriu irgi ten kažkam rašyti, ar ten į kažką kreiptis. Būna, kad labai ilgai net galvoju, ar tą reikia daryti, nežinau, kad gali būti labai visokių reakcijų įvairiausių. Bet aš tą padarau.
padarau, gaunu rezultatą, gaunu tą reakciją, ar jinai teigiama ar neigiama, nesvarbu jau. Svarbu, kad įvyko kažkas tai. Ir eini toliau, tą žinai, ką toliau daryti. Nes visai būn, nu, visai būn. Tai aš uždarimą esu apie meditacijas, meditavimą ir darimą. Tai to visiems ir linkiu. Biškai kažkaip čia įsiplėčiau, bet vat, atėjo toks įkvėpimas pasidalinti tokiais dalykais. Tai sėkmės ir iki.